I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream, you know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. Sleep by the ocean, our hearts will move with the tide, and we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream, you know what I mean. Selling your soul to me, I will never let go completely. One day our hands will be strong enough to hold me. I might not be there for all your battles, but you'll win them eventually. I pray that I'm giving you all that matters, so one day you'll say to me, I love my life. I am powerful, I am beautiful, I am free. I love my life. I am wonderful, I am magical, I am me. I love my life. I am not my mistakes, and God knows I've made a few. I started to question the angels, and the answer they gave was you. I cannot promise there won't be sadness. I wish I could take. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. Pradžią noriu pasveikinti pirmiausia tėvelius, kurie jūs esate, ne? Kad ryžotės krikštyti savo dukrą, priminkite jos vardus. Lukrecija Sabina, katalikų bažnyčiai. Tu aišku įsipareigodami ir jos katalikiškam auklėjimui, ir jūs tą savo įsipareigojimą suvokite, ar ne? Krikšto tėveliai
turėtų pagelbėti tėvams krikščioniškai išauklėti dukrą, ar esate pasiruošę tai daryti. Tai Liukrecija, Sabina. Dabar kviečiu taip pat tėvelius ir krikšto tėvelius irgi uždėti geriausią dešinės nykščių kryželį ant kaktytės. Leidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas, tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš geriuosi. Tai Viešpaties žodis. Patį žodį krikštas girdint, kokia asociacija kyla. Pavyzdžiui, man prisipažinsiu, reiškia, pirma mintis, nes yra tas pats žodis, tai yra senovės kuršių antkapis, vadinasi krikštas. Kodėl mes pasirinkome tą žodį, kad krikščioniškam įvesdinimai, kodėl esame, šių pasufleruosiu, krikščionis, o ne kristonis, kodėl ne kristyti, panašiai kaip latviai, kristišana. Nes turėtų būti tas žodis lyg ir nuo Kristaus kilęs, ar ne? Aš jau sufleruoju, kad mažiau laiko užimtume. Bet dabar einant prie graikiškojo originalo, Naujasis testamentas graikų kalba parašytas, tai tas žodis yra panašus, gal jums yra žinomas anglų arba ispanų, italų kalbos. Tomis kalbomis, reiškia, žodis yra kilęs iš graikų kalbos, kad graikų kalba irgi yra linksniai, kaip ir lietuvių kalba, tai bendratis krikštyti yra baptizai. Baptize, ar ne, baptizare, itališkai, nežinau, bautazarė, kažkaip panašiai turėtų ispaniškai būti, portugališkai gal. Ir to žodžio reikšmė reiškia ką? Reiškia nardinti, krikšto formą, bet, reiškia, kai girdim apie Jėzų, kad jis atėjo pas Joną krikštyti ir ką tas reiškia mums visiems. Ir tas, sakykime, žydų apsiplovimo gestas, kurį jie naudoja iki šios dienos, mums po Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo jis reiškia pirmiausia panardinimą Kristaus kraujyje, Kristaus mirtyje, iš kur mes pakylame jau apvalyti nuo nuodėmės, kaip prisikėlę, kaip nauji žmonės. Čia yra esminė krikšto prasmė. Ne? Vienu žodžiu, visa kita yra jau papildomos prasmės. Žinoma, pats krikštas mums duoda tik tai pradžią krikščioniškam gyvenimui, ar ne? Jeigu mes naudosime apaštalo Pauliaus alegoriją apie krikščionišką gyvenimą kaip apie bėgimą, tai reikėtų sakyti, kad krikštas yra startas. Tai nuo starto niekas negauna vainiko, reikia tą bėgimą atlikti. Ir dėl to mums reikalinga ir Dievo pagalba, ar ne ir vieni kitų, dėl to ateiname į bažnyčią, dėl to yra sakramentai, atgalos ir susitaikinimo sakramentas, grįžti į pirminę krikšto malonę, ar ne? Tai va, ir dabar noriu pakviesti visus pasimelsti už krikštėjimąją, už jos tėvelius, krikšto tėvelius, vieni už kitus, pakviesiu atsistoti, nes tai reiškia mūsų pasiruošimą vykdyti tai, kas iš mūsų pusės. Jeigu savo gyvenimo šventumu jį būna verta dangaus karalystės džiaugsmas. Prašom. Jeigu jos tėvai ir krikštatėviai būna jai krikščioniškai gyvenimo pavyzdžiai. Prašom tavęs viešpatie. Prašom tavęs. Dabar kreipsimės į šventuosius, kurie taip pat yra Kristaus kūno nariai, užtarimo, nes Kristuje esame viena. Tai atsiliepsim žodžius melsti už mus arba melsti taip daugis kitą. Šventoji Marija, Dievo motina, melskis už šventosios, melskis kaip. Visagaliam žinasis Dieve, tu atsiuntei į pasaulį savo sūnų, kad sunaikintų mumyse piktosios dvasios galybę ir iš tamsybių išvaduotų žmonės, nuvestų į tavo nuostabią šviesos karalystę. Ir padaryk ją savo didybę šventovę, kad joje gyventų šventoji dvasia. Nuolankiai prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dabar pakviesiu tėvelius, krikšto tėvelius arčiau to, ką mes vadiname krikšto šaltiniu. Ketumenai, primenu, yra suaugę žmonės, kurie ruošiasi krikštui. Ir jie metų bėgėje turi įvairių, reiškia, ne tik teorinį pasiruošimą, bet įvairių ten įvesdinimo apeigų. Dėl to kūdikio krikšte išlikęs tik vienas, tas patepimas, tepama krūtinėlė.
Te sustiprina tave mūsų viešpats išganytojas Jėzus Kristus, kurio vardu tave patepo išganimo aliejumi ir kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Ačiū. Kadangi aš pabaigiau įpiltą vandenį ir suteikė jam tokią galę, kad nuplautų krikštimai paveldėtą kaltę bei jos padarinius ir atvertų tavo vaikų amžino gyvenimo vartus, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Kiekvieną jūsų klausiu, ar atsižadate piktosios dvasios, visų jos darbų ir vilionių? Ar esate pasiryžę niekada nepritarti nuodėmei? Esu. Ar esate pasiryžę visada laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymų? Ar tikite į visagalį Dievo Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėją? Ar tikite į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusių ir sėdi Tėvo dešinėje? Ar tikite į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? Gerai. Liukrecija Sabina, aš tave krikštiju vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Va. Jeigu reikia, Šaltas biški buvo. jeigu norit biškį nusausinti, tai dabar vasarą čia neledinis. Dar brolis verkė. Jaime, kurio pats pavadinimas jau yra tos pačios šaknies kaip Kristus pateptasis. Priminsiu, kad senovėje tepdavo karalius, pranašus ir kunigus jų tarnystės pradžioje. Tad Liukrecija Sabina, visagalis Dievas, mūsų viešpatės Jėzus Kristaus tėvas, vandens nuplovimu ir šventosios dvasios galingystėje per maldos užtarimą, liudytum jį pasauliui, plėstum jo karalystę ir užsitarnautum amžinąjį gyvenimą. Truputį viršų galvė, kur mažiau paskaičiu. Liukrecija Sabina, krikštu tapai naujų Dievo kūdikių kūrinio panašiu į Kristų. Šis baltas drabužis tebus ženklas tavo nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo. Tavo artimieji te moko tave žodžiu, Velykinė ypač žvakė mums simbolizuoja patį Kristų. Tad deganti žvakė tegu primena tau Kristų mūsų šviesą. Ir padedu globoti tikėjimo šviesą šiame kūdikyje. Rūpinkitės, kad ji, dabar Kristaus tikėjimo apšviesta, nuolat gyventų kaip šviesos vaikas ir tvirtai tikėdama taptų verta amžino džiaugsmo Dievo ir šventųjų draugėje. Viešpats Jėzus Kristus, kuris padaro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba, tai padeda tau, kad nebūtum kur čia Dievo žodžiai ir nebyliai garbinti. Kad atvedėte savo brangų kūdikį dukrą, prašėte pakrikštyti ir krikštu dabar tapo jau Dievo dukra. Tad dar pasižadate ją išauklėti taip, kad mylėtų Dievą ir žmonės. Tad imkite, priimkite šią dukrą, dabar jau Dievo vaiką, kad būtų ir Dievui garbė ir žmonėms džiaugsmas. Tu, Tėve, nepamirškite, reikės ne tik duonos, bet ir tavo meilės ir gražaus gyvenimo pavyzdžio. Mamytė žvakelę įteiks savo dukrą pirmosios komunijos dieną. Jis primenu, kad krikštas sutvirtinimas, komunija, Eucharistija buvo kažkada vienas sakramentas išsaugęs ir dabar priima viską iš karto. Dėl to gražu tą vienybę išreikšti, to pačiu simboliu kaip, pavyzdžiui, žvakė, ta pati žvakė, būtent krikšto žvakė per pirmą komuniją, nenauja, ir per sutvirtinimą. Daug, kad yra kitas paprotys, bet jeigu krikšto tėveliai gali būti ir sutvirtinimo globėjais, tai yra pats prasmingiausias dalykas. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Aleliuja. Aleliuja, priminsiu, yra hebrajiškas džiaugsmo šūksnis, reiškiantis šlovė viešpačiai. Tai mes išreiškim savo džiaugsmą, aleliuja. Išreiškim savo džiaugsmą mūsų naujai gimusią Dievo dukra, visi kaip Dievo vaikai kreipdamėsi į Jėzus išmokytą maldą.
Palaimink šią tavo duotų kūdikių besidžiaugiančią motiną ir suteik malonę, kad su visais savo vaikais visuomet tau dėkotų per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Palaimink prašome per Kristų mūsų viešpatį kūdikio tėvą, kad iš vien su jo motina žodžiu ir elgesiu rodytų jai gražų tikėjimo pavyzdį. She woke up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Oh, sunny days lift me when I'm down. Oh, sunny days breaking through the clouds. Oh, sunny days. She keeps on praying. She keeps on praying. She keeps on praying. All she needs is shelter. Shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Sunny days lift me when I'm down. Oh, sunny days breaking through the clouds. Oh, sunny days. She keeps on praying. She keeps on praying. She keeps on praying. Sunny days lift me when I'm down. Oh, sunny days